Sveiki! Jūs jau žinote, kad visas PHP kodas tai daugybės sakinių rinkinys. Sakiniu gali būti bet kas. Dar jūs žinote, kad sakinio gale paprastai dedamas kabliataškis. Siekiant suteikti kodui lankstumo, PHP kalboje, kaip ir daugelį kitų kalbų, yra valdančiosios struktūros. Jos taip pat yra sakiniai. Viena svarbiausių valdančiųjų konstrukcijų yra konstrukcija if. Ši konstrukcija yra sąlyginė. Po jos tarp skliaustelių nurodoma sąlyga. Sakykime, norime patikrinti, ar 10 daugiau už 5. Jeigu 10 yra daugiau už 5, norime, kad mums apie tai būtų pranešta. Iki šiol aš dažnai kartojau žodį reikšmė. Programavime sakoma išraiška. Išraiška tai PHP kalbos pagrindas. Išraiškos yra tarsi plytos, iš kurių statoma PHP programa. Viskas, kas turi reikšmę, yra vadinama išraiška. Palyginimo operatorius palygino dvi išraiškas ir, kaip rezultatą, grąžino loginio tipo išraišką. True yra teisinga, tiesa. False yra neteisinga, netiesa, melas. Taigi, galime sakyti, kad kintamasis A turi neigiamą išraišką arba kintamasis A turi išraišką su reikšme false. Bet praktiškai čia yra visa išraiška, nes viskas, kas turi reikšmę, yra išraiška. A kintamasis turi reikšmę, jis taip pat yra išraiška. Dabar galime sakyti, kad kintamasis A turi teigiamą išraišką. True. Palyginimo operatorius grąžina išraišką. True. Kuri reiškia tiesa. If tikrina, ar čia yra true. Jei čia yra true, if toliau vykdo šį sakinį. Ir mes matome atspausdintą pranešimą. Jeigu sukeisime reikšmes vietomis, čia bus 5, o čia bus 10, čia bus false išraiška. Palyginimo operatorius grąžina false. Kad šis sakinys būtų įvykdytas, čia būtinai turi būti true. Kitaip mes nieko nematysim. Kad čia būtų true, dabar čia yra false. False, žinoma, nelygu true. Nesunku padaryti, kad čia būtų true. Lygu false. Dabar ši išraiška bus tikrinama, ar ji lygi false.
O kadangi čia bus false ir false lygu false, tai bus true. Tada vietoje viso šito bus true. Atkreipkite dėmesį. Čia yra ne viena lygybė, čia yra dviguba lygybė. Čia niekas niekam nepriskiriama, čia yra palyginimas. Dviguba lygybė reiškia, kad abu operandai, kairėje ir dešinėje, turi būti vienodi. O ką daryti, jeigu mes norime matyti pranešimą? Tiek true atveju, tiek false atveju. Tam atveju yra konstrukcija else. Dešimt daugiau už 5 echo. Priešingu atveju, jeigu 10 būtų vis tik tai mažiau už 5 else priešingu atveju. PHP spausdina šį sakinį. 10 yra mažiau už 5. Čia visada yra spausdinamas sakinys tik tuo atveju, jeigu čia visada yra true. O šis sakinys visada rodomas tik tada, kai čia yra false. Sukeiskime dar kartelį reikšmes ir pažiūrėkime, kaip veikia šie sakiniai. Sukurkime du kintamuosius. Kintamąjį A bus 10 ir kintamąjį B bus 15. Ar A daugiau už B? Pakeiskime kintamaisiais. A daugiau už B, o čia bus A mažiau už B. Ar 10 yra daugiau už 15? False, netiesa. 10 yra mažiau už 15. False. 10 yra mažiau už 15. Padarykime 20. Ar 20 yra daugiau už 15? True, tiesa. 20 tikrai yra daugiau už 15. 100. Ar 20 yra daugiau už 100? Ne, tikrai ne. False, netiesa. 20 mažiau už 100.
Padarykime 200. Ar 200 daugiau už 100? Taip, true. 200 daugiau už 100. Dabar, jeigu A yra daugiau už B, atimkime iš A B ir parodykime A. Padarysime taip, 2 sakiniais. Gramatinė klaida. Nenumatytas else. Kodėl taip įvyko? Todėl, kad jei nenurodom, kiek sakinių ifas turi įvykdyti esant true sąlygai, išraiškai, tai jis visada vykdys tik patį pirmą sakinį. Jeigu po jo bus dar vienas ar daugiau sakinių, tai jie atskirs ifą nuo else. Kai čia yra tik vienas sakinys, echo -b. Tada if ir else yra kartu. Kai čia yra 2 sakiniai, tada ifas yra sau, else yra sau. Jie yra atskirti. Šis sakinys juos išskiria. Kad jis jų neišskirtų, mums būtina nurodyti ifui, kiek tarp jų yra sakinių. Tokiais skliausteliais, apskliausdami 2 sakinius, mes juos sugrupuojam ir ifas vykdo visą šį sakinį. Skliaustelį sugrupuoja 2 sakinius ir padaro vieną didelį sakinį. Ifas vykdo viską, kas yra tarp if ir else. Jeigu else turi daugiau kaip vieną sakinį, tada ir juos reikia sugrupuoti, apskliaudžiant riestiniais skliaustais. Sakiniai gali būti ir vienoje eilutėje, vienoje arba keliose